Sveiki gyvi! Susitinkame ypatingą dieną. Kiekvienais metais spalio 2 šeštadienį minima pasaulinė organų donorystės ir transplantacijos diena. Šią dieną siekiama paskatinti žmonės sutikti būti donorais ir taip išgelbėti kitų gyvybės. Spalio 13 taip pat paskelbta ir tarptautinė kostiumų diena. Šiandien vyrams siūloma vilkėti kostiumus, ne tik oficialioje aplinkoje, bet ir laisvalaikiu, taip įrodant, kad kostiumas gali būti universalus drabužis. Žinoma, svarbiausia nepamiršti, kad rytoj balsuosime už savo favoritus, kurie 4 metus atstovaus mūsų interesams Seime. Būkime pilietiški ir atlikime savo pareigą. Na, laida Universitetai LT taip pat turi reikšmingų naujienų iš akademinio pasaulio. Šiandien laidoje išvysite uostamiestyje įvykusio renginio IT tavo rytdienai akimirkas bei Erasmus studentų įspūdžius ir nuomonę apie Lietuvą. Su Vilniaus Gedimino technikos universiteto doktorantu Adu Meškėnu pakalbėsime apie kūrybą ir inžineriją ir taip pat pabandysime įžvelgti jaunų dėstytojų pranašumus studentų akimis. 2013 m. rudenį Lietuva organizuos didelį tarptautinį renginį – Tarptautinę astronomijos olimpiadą. Praėjusią savaitę Lietuvoje lankėsi šios olimpiados koordinavimo tarybos pirmininkas Michailas Gavrilovas. Jis susitiko su ministerijos, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir aukštųjų mokyklų atstovais. 1 spalio ketvirtadienį internetu Seimo rūmuose įvairiose savivaldybėse, mokyklose, universitetuose bei kitose įstaigose visi norintys rinkosi laikyti jau 6-ojo konstitucijos egzamino. Šie metai pirmieji, kai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija pakvietė šalies aukštąsias mokyklas įsitraukti į akademinės bendruomenės konstitucijos žinių patikrinimą. Aš manau, visa idėja yra šito konstitucijos egzamino, kad žmonės labiau gilintųsi į Lietuvos Respublikos konstituciją, su ja susipažintų ir įvertintų. Tai buvo tik pirmasis šio egzamino etapas. Dalyvauti antrajame etape teisę turės tik teisingai atsakę į ne mažiau kaip 25 klausimus iš 30 pateiktų. Pirmąją vietą iškovojusiems piliečiams bus įteiktos Leonido Donskio įsteigtos kelionės į Briuselį. Laimėtojai bus apdovanoti spalio 25 dieną prezidentūroje. Antrasis konstitucijos egzamino etapas įvyks spalio 18 dieną ketvirtadienį. Praėjusį penktadienį uostamiestyje moksleiviai kviesti į renginį, kuriame pranešimus skaitė ir patirtimi dalijosi svajonių įmonių atstovai ir įvairiausių profesijų asai. Jie savo istorijomis ir realiais pavyzdžiais stengiasi iliustruoti moksleivių rytdieną. Taigi, kokios IT galimybės rytdienai? 1 spalio penktadienį Klaipėdos universitetas savo duris atvėrė informacinėmis technologijomis besidomintiems moksleiviams. Vyko Alijanso langas į ateitį Klaipėdos universiteto ir kitų įstaigų organizuojamas renginys IT tavo rytdienai. Alijansas langas į ateitį jau 10 metų vykdydamas kompiuterinio raštingumo ir informacinių technologijų mokymus vyresnio amžiaus žmonėms, šiemet pirmąjį kartą nusprendė į savo šviečiamąją programą įtraukti ir 16 metų sulaukusius jaunuolius. Norime su jais pasikalbėti apie tai, ar tos informacinių technologijų žinios, kurias jie turi, yra pakankamos jau jų ateičiai, kiek jos yra svarbios jiems pasirenkant ateities profesiją, kaip pasitikrinti, kokiai profesijai tu esi labiausiai tinkamas, kaip naudoti tas informacinės technologijas ir internetą saugiai. Šioje informacinėje mugėje pranešimus skaitė Microsoft Lietuva, Klaipėdos teritorinės darbo biržos, Omnitel, bankų DNB, SEB ir Swedbank bei įmonės TOLT atstovai. Lietuvoje yra ta pati tendencija kaip ir vakarų Europoje, sakykime, galbūt ir kitur, kad žmonės renkasi labiau humanitarnės specialybės, o informacinių technologijų išmanančių žmonių trūkumas jau dabar jaučiamas. Tai aš manau, kad to dalyko reikės, nes lietuviai pasižymi geromis savybėmis šitoj srity, mes turim gerų pasiekimų. Ir jeigu dabar investuoti į šitą sritį, aš manau, dar ilgai galima tikėtis, kad, dar ilgai darbų bus garantuotai. Apie informatikos studijų ir profesijos pasirinkimą bei galimybę studijuoti šią specialybę Klaipėdos universitete mokiniams pasakojo Klaipėdos universiteto gamtos ir matematikos mokslų fakulteto informatikos katedros vedėjas profesorius daktaras Vitalijus Denisovas.
Pasak jo, pasaulinėje darbo rinkoje vyrauja milžiniškas informacinių technologijų specialistų poreikis. Informatikos mokslo struktūrą, apie labai platų pasirinkimą konkrečių specialybių, kurios yra šiuolaikinėje informatikoje ir informacinėse technologijose. Suskaičiuojama virš 50 galimų profesijų. Parodysiu pasaulinę statistiką, ant kiek tai populiaru ir koks milžiniškas augantis poreikis tokių specialistų. Na ir po to šiek tiek papasakosiu apie studijos Lietuvoje, tame tarpe ir Klaipėdos universitete. Ir dar pabaigai norėsiu pakviesti moksleivius pasirengt studijom aukštojo mokykloje, studijuojant mūsų jaunųjų mokslininkų mokykloje, kuriai jau 3 metai ir šiais metais spalio pabaigoje pradedam naujus akademinius metus. Ten yra informatikos programavimas sekcija, yra robotikos sekcija, tai moksleiviai galės tinkamai pasiruošti būsimai informatiko profesijai ir studijoms. IT tavo rytdienai programos metu Uostamiesčio universitete lankėsi moksleiviai iš įvairių Klaipėdos miestų gimnazijų bei vidurinių mokyklų. Dauguma renginyje dalyvavusių mokinių domisi informacinėmis technologijomis, su jomis sieja savo ateities profesijos pasirinkimą. Todėl apsilankiusieji džiaugiasi IT tavo rytdienai programa, suteikusią papildomos informacijos apie informacinės technologijas bei jų svarbą. Šiaip iš tikrųjų dar nežinau, ką žadu studijuoti. Šiaip linkstu prie visokių technologijų, programavimai, gal kažkokie tai su filmais susiję dalykai. Tiesiog prie technologijų šiuolaikinių. Praeitais metais lankiausi jaunųjų mokslininkų mokykloje. Tai ypač Denisovas patiko profesorius. Ir šiaip norėčiau sieti savo specialybę su informaciniam technologijom. Tikrai labai įdomios paskaitos, sužinojau tikrai nemažai apie informacinės technologijas rytdienai ir esu patenkinta, kad čia apsilankiau. Renginio metu buvo eksponuojami ir Klaipėdos universiteto elektros inžinerijos ir informatikos inžinerijos studentų bei jaunųjų mokslininkų mokyklos jaunuolių sukonstruoti robotai. Alijansas Langas į ateitį su IT tavo rytdienai programa lankysis ir kituose miestuose – Utenoje, Šalčininkuose, Ukmergėje ir Alytuje. Šiek tiek daugiau nei prieš savaitę Klaipėdoje vyko ir renginys Eurodiner, skirtas Erasmus studentams. Renginio akimirkos ir užsieniečių įspūdžiai iš Lietuvos jūsų dėmesiui. Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos valstybinės kolegijos ESN Erasmus Student Network ketvirtadienio vakarą sukvietė visus užsienio studentus šiuo metu studijuojančius Klaipėdoje pagal Erasmus programą. ESN Cook čia surengė jau tradiciniu tapusi renginį Eurodiner, kurio metu Erasmus studentai iš skirtingų šalių turėjo galimybę savo kolegoms pristatyti ne tik savo kultūrą, bet ir tradicinius valgius. Nors šis renginys vyksta kas pusę metų, Erasmus studentai kaskart vis kitaip nustebino organizatorius. Vienos iš Eurodiner organizatorių Aušros Kazlauskaitės teigimu, tarptautinė vakarienė – tai renginys padedantis geriau pažinti kitas kultūras. Šis renginys vadinasi Eurodiner, tai tokia kaip tarptautinė vakarienė, kur kiekviena šalis, kiekvienas Erasmus studentas atvažiavęs pristato savo nacionalinį patiekalą. Ir kadangi tiek kultūra, tiek tradicijos, tiek maistas yra labai svarbu kiekvienai šaliai. Taip pat mums yra labai svarbu, kai kiekvienas studentas pristato savo kažkokį tai nacionalinį patiekalą. Ir šis renginys rengiamas yra kiekvieną pusmetį, vis atvažiavus naujiems studentams. Ir labiausiai mus stebina tai, kad atvažiuoja dažniausiai tos pačios šalys, bet mus nustebina kaip iš naujo. Prieš daugiau nei savaitę vykusioje tarptautinėje vakarienėje buvo pristatyta net 11 skirtingų pasaulio šalių. Daugiausia studentų pagal Erasmus programą besimokančių Klaipėdoje yra iš Turkijos ir Ispanijos. Taip pat šiuo metu pajūryje mokslus kremta studentai iš Etiopijos, Lenkijos, Čekijos, Portugalijos, Kroatijos ir kitų šalių. Tarptautinėje vakarienėje dalyvavę Erasmus studentai sakėsi Lietuvą pasirinkę neatsitiktinai. Svarbiausia užsieniečiams yra finansiniai, kultūrų skirtumo ir naujų patirčių ieškojimo sumetimai. Tai kitokia šalis, lyginant su Ispanija. Šių šalių skirtingos kultūros ir tai man labai patinka. Ieškojau kitos monetos pusės, o tai ir yra Lietuva. Čia šalta, ten šilta. Aš pasirinkau Lietuvą dėl kursų, kurių daugumą sudaro ekologija, o ji yra taikoma ir mano šalyje. Antras dalykas, kodėl aš pasirinkau Lietuvą, tai sniegas. Noriu pamatyti sniegą, nes mano šalyje jo nėra. Tai pigi šalis ir čia labai gražios merginos. Todėl aš pasirinkau Lietuvą.
Aš niekada nebuvau čia iki šiol, todėl pagalvojau, kad tai būtų labai įdomi patirtis. Taip pat man labai patiko čia siūlomi kursai, labiausiai informacinių technologijų ir statistikos. Kalbinti Erasmus studentai Lietuvoje yra jau daugiau nei mėnesį. Lietuva šiems studentams spėjo įsiminti kaip šalta, bet pilna draugiškų žmonių šalis. Aš mėgstu Lietuvos žmonės. Lietuviai yra labai draugiški. Na žinoma, yra visokių. Bet daugiausiai teko susidurti tik su draugiškai. Susitikau su daug gerų žmonių ir jie man labai patiko. Kultūra, tipiškas gyvenimo stilius. Čia yra linksmas ir įdomus. Nežinau, kas man Lietuvoje galėtų nepatikti. Nebent šaltis. Dabar jau yra labai šalta, o dar tik spalis. Lietuvoje man labiausiai patinka krepšinis. Taip pat čia man labai patinka draugiški žmonės, bet tik draugiški. Taip pat man patinka ir gamtovaizdis. Tam tikrose vietose jis labai gražus. Klaipėdoje Erasmus studentai neturi laiko nuobodžiauti. Mažiausiai kas 2 savaitės jiems yra ruošiami įvairūs renginiai, vakarėliai, ekskursijos. Artimiausiu metu ESN Cook planuoja užsienio studentams surengti Helovyno vakarėlį. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas. Po reklamos atėjo metas pasikalbėti apie kūrybą ir inžineriją su Vilniaus Gedimino technikos universiteto doktorantu Adu Meškėnu. Apskritai inžinerija šiaip nėra laikoma kažkokia kūrybiška specialybė, tai yra gan tiksli, tačiau kuo toliau, tuo labiau aš pastebiu, kad inžinerijoje yra daug kūrybos. Adas Meškėnas, tiltų ir specialiųjų statinių katedros doktorantas, atlieka mokslinį darbą analizuodamas dispersiškai armuotą betoną, o laisvalaikiu groja trimitų grupėje Bekešo vilkai. Sveikas, Adai. Labas. Tu esi doktorantas, tai kuriame fakultete, kokioje katedroje ir kokios srities? Tai aš esu statybos fakulteto doktorantas ir atlieku veiklą tiltų ir specialiųjų statinių katedroje. Kokia tavo daktaro disertacijos tema? Aš analizuoju dispersiškai armuotą betoną. Tai jeigu konkrečiau kalbant, tai yra toks betonas, į kurio mišinį mes papildomai įdedame tokių, konkrečiai mano atveju, plieninių vielučių iki 5 cm ilgio. Ir mano tikslas yra, taip populiariai tariant, nustatyti, kiek ir kokių tų plaušų įdėti į tam tikrą betoną, kad konstrukcija būtų saugi ir ilgaamžė. Tikiuosi, kad bus galima mano kažkokį ar pasiūlytą modelį, ar technologinį procesą panaudoti gamyboje. Tai visų pirma, tai turės ekonominę naudą. Mes galėtumėm pagaminti tada mažesnio skerspjūvio konstrukciją, tai sutaupytumėm ir darbo sąnaudų, ir laiko, ir aišku, tai viskas atsiremtų į finansinius kaštus, finansinės išlaidas. Gal pats turi kažkokių idėjų, ką galima būtų pasiekti, naudojant tokias medžiagas? Na, tai galėtų būti, tarkim, tokios kaip ir plonasienės konstrukcijos, kurios atrodytų labai įspūdingai iš išorės, būtų labai erdvės viduje. Tai galėtų būti konstrukcijos labai efektyvios statybinių požiūrių, tai yra, tarkim, atsparios ugniai. Kas man yra įdomu, tai yra tai, kad apskritai inžinerija šiaip nėra laikoma kažkokia kūrybiška specialybė, tai yra gan tiksli, tačiau kuo toliau, tuo labiau aš pastebiu, kad inžinerijoje yra daug kūrybos. Tai vat mane kas domina, tai inžinerijos ir kūrybos sintezė. Kaip įdomiai pateikti inžineriją, kaip įdomiai surasti kažkokių sprendimų, kūrybinių sprendimų. Kaip tau galbūt jau pavyko kažkokiais tai konkrečiais atvejais sujungti būtent tą inžineriją su kūryba ir kažkokiu ar rezultatų, ar mini rezultatų gauti? Aš nežinau, gal čia toks primityvus pavyzdys, bet mano katedra yra gan kūrybinga ir plati ir darbšti komanda. Ir mes neseniai darėm tokias varžybas, tai tiltų iš makaronų. Statėm tiltus iš spageti, makaronų. Ir juos apkraudom apkrovą ir stebėdavom, kiek jie atlaiko. Tai šitame dalyke mes kūrybiškai pažvelgiam į inžineriją. Inžinerinė prasme tai yra schema, tai yra mazgų sujungimas, tai yra apkrovos uždėjimas, o kūrybinis dalykas tas, kad tai yra makaronai, tai yra žaidimas, tai mes per žaidimą žiūrim į rimtus dalykus. Tu visai didelę reikšmę skiri kūrybai, tai kaip jį gal tavo laisvalaikyje kokią vietą turi?
Mano laisvalaikis gan glaudžiai susijęs su menu. Aš muzikuoju šiek tiek ir domiuosi taip pat ir šokiu, liaudies šokiu konkrečiai. Groju trimitu, tai čia muzikos srity. Grupėje kažkoje? Taip, Bekešo Vilkuose. Kokios asmenybės tave labiausiai įkvėpia siekti kažkokių savo tikslų? Tai turbūt mano šeima. Ar jie irgi kažkaip buvo susidūrę būtent su šitą inžinerinę kryptim, ar tai visiškai nauja tavo šeima? Ne, tai nauja. Tikriausiai buvo sunku tokį pasirinkimą padaryti, ar ne? Ar žinojai, ko nori? Aš net ir dabar negaliu pasakyti, kad tiksliai žinau, ko noriu. Tam tikrų gyvenimo turbūt laikotarpių tau atrodo, kad tu žinai ir eini tuo keliu. Kažkada aš padariau tokį sprendimą, pasirinkau inžineriją, iki šiol aš nesigailiu. Tai yra puiki sritis, protui lavinti. Taip pat aš turiu ir savo visus meninius užsiėmimus, tai savo sielai lavinti, tai aš derinu keletą dalykų. Kol kas man tai patinka, kai bus ateityje. Nežinau, matysim. Tai tikriausiai belieka palinkėti kūrybinės sėkmės inžinerinėse sprendimuose. Labai geras palinkėjimas. Ačiū. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Natūralu, kad universitetuose vis dažniau galime išvysti jaunų dėstytojų. Vykstanti specialistų kaita ypač susijusi su studentais. Taigi, ką apie jaunus dėstytojus mano studentai ir kaip jauni specialistai patys jaučiasi naujame amplua, išvysite reportaže. Įpusėjęs ruduo buvo pirmasis ne tik universiteto pirmakursiams, bet ir naujiems dėstytojams. Klaipėdos universitete dalinti savo profesinėmis žiniomis pasiryžo gausus būrys jaunųjų specialistų. Pasak pirmus metus mokyti pradėjusių dėstytojų, jie stengiasi studentams pasiūlyti kuo daugiau praktikos ir savarankiškų užduočių. Baigusi studijas nusprendžiau, kad ir toliau norėčiau tęsti veiklą ir būtent domėjausi įvairiais būtent muzikos pedagogikos klausimais ir buvo labai įdomu pačiupinėti ir mūsų naujosius studentus, ypač pirmakursius. Norėjusi jiem duoti tai, ką aš gavau čia, nes tikrai gavau labai daug. Aš pati esu baigusi bakalauro studijas vokalo, dainavimo specialybę ir paskui muzikos pedagogika, kuri aš tikrai pajutau, kad tai yra mano vėžės ir kad man čia patinka ir man patinka Klaipėdos universitete. Ir todėl nusprendžiau čia ir dirbti ir padėti mūsų naujiesiams studentams. Šiek tiek naujos metodikos, nes pats dabar groju pats šiek tiek kitaip ir stengiuosi perduoti tą studentams. Tiesiog daugiau grojimas per laisvę, per naujus pojūčius, mažinti įtampą, kad studentai jaustųsi patogiai grojant. Tiesiog šiek tiek kitaip prie instrumento prieiti. Tuo tarpu ilgesnę patirtį universitete turintys dėstytojai tikina, kad jaunesnių kolegų konkurencijos nebijo. Pasak vieno iš dėstytojų lektoriaus Algio Kilio, nauji kolegos skatino neužsisėdėti vietoje ir susipažinti su naujausiamis darbo sistemomis. Svarbu visų pirma studentams, kad žinotų, jog atėjo nauji dėstytojai su naujom mintim, nauja patirtim ir gali tikrai daug duoti minčių studentui, tiek impulsą groti, tiek tobulėjimui. Studentai tikina, kad matyti jaunus dėstytojus universitete labai džiugu. Nors vyresni dėstytojai turi patirties, jauni gali pasiūlyti daugiau kūrybinių užduočių ir naujausių dėstymo metodikų. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi dėstytoja, labai jauna, linksma ir tiesiog to, ko reikia studentui. To, ko reikia iš tikrųjų. Labai tikiuosi ateityje pasieksim daug įdomių žinių ir bus labai viskas gerai. Žinau, jauni dėstytojai kaip, jie gal labiau ekspresingi, vis tiek su ugnele tokie. Ir aš manau, kad jie papildo tuos senesnius dėstytojus. Ir viskas taip susilygina. Senesni turi patirties, bet jie kartais negali visiškai išsamiai papasakoti, kaip yra iš tikrųjų. O jaunesni, jie susidūrė nuo tų senų dėstytojų gavę informacijos, todėl jie gali perteikti dar kitaip. Ir tas palyginimas tame gaunas, kad kiekvienas dėstytojas gali papildyti vienas kitą. Aš manau, kad tik teigiami dalykai bus, nes naujas dėstytojas naujom mintim, vis tiek visi nauji dalykai, išmokusi viską naujai, visokie, kaip sakyti, pedagoginiai tokie, mokymai, tai viskas tik teigiamai. Anot Klaipėdos universiteto mokslo ir studijų prorektorės profesorės daktarės Ingos Dailidienės, dėstytojų kaita universitetui labai naudinga.
Aktyvus jaunimas puikiai derina laiko patikrintas tiesas su naujausiamis profesinėmis žiniomis ir taip skatina visapusišką studentų tobulėjimą. Šiais metais mes nemažai dėstytojų jaunų priėmėm, bet tai yra tiesiog natūralus procesas. Jie yra skatinami jau doktorantūros metu pradėti dėstyti Klaipėdos universitete. Iš pradžių jie atlieka tokias kaip praktikas, lengvesnės užduotis, jie 40 valandų atidirba ir daugiau, po to jie priimami jau kaip jauni dėstytojai. Taip pat mes skatiname ir profesūrą kviesti jaunus dėstytojus asistentais, kurie vėlgi gyja praktikos dirbdami kartu su profesoriais ir taip žengia pirmuosius žingsnius. Naujų jaunų dėstytojų paieška prasideda katedrose ir doktorantūros komisijose. Vėliau jie mokomi didaktikos, mokymo meistriškumo, projektų rengimo ir mokymosi bei tobulinimosi visą gyvenimą. Šiandien studentus ir kitus akademinės bendruomenės narius esančius Klaipėdoje 19 val. Kviečiame į turgaus naktį. Klaipėdos miesto senajame turguje bus galima išvysti ir išgirsti visų meno sričių menininkus. Savo paslaugas čia siūlys blusų turgaus iniciatoriai, batų valytojai, kirpėjai, sriubos virėjai, bulvių kepėjai ir likimo pranašautojai. Rudens niūrumą praskaidrins fejerverkai, profesionalių dizainerių ir moksleivių sukurti žibintai. Namo bus galima parsinešti dailininko nutapytą savo portretą ar nuotrauką su karaliaus, juokdario ar princesės kostiumu. Renginio iniciatorius Klaipėdos universiteto profesorius Valentinas Masalskis. Praėjusią savaitę Klaipėdos universiteto sociologijos katedra surengė konferenciją Post-Urbanity Reflecting on Cultural and Social Change in Urban Spaces. Jos metu buvo aptariamos postsovietinės, postindustrinės, postmodernios erdvės, socialiniai pokyčiai miesto erdvėse bei naujų ir senų socialinių reikšmių konfliktas. Pasak Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakulteto sociologijos katedros docento daktaro Liutauro Kraniausko, konferencijos tematikos idėja kilo tiriant pastarųjų 20 metų Klaipėdos miesto pokyčius. Pastebėjau tokį dalyką, kad mieste egzistuoja daug įvairiausių teritorijų, kurias mes įvardėjame kaip tokios, praradusios savo funkcionalumą teritorijos. Tiek industrinė prasme, tiek, sakysime, gali matyti, kad yra daug pastatų arba vietų pakeitusių savo tą pradinį užmanymą ir panašiai. Ir pagalvojame, kad tai yra pakankamai įdomi idėja, kurią galima būtų svarstyti. Šioje konferencijoje pranešimus skaitė ne tik Klaipėdos universiteto, bet ir kitų šalių, daugiausiai iš vadinamųjų postsovietinių valstybių atvykę dėstytojai. Sulaukėme svečių iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Ukrainos, Slovakijos bei Lenkijos. Šiandien jau viskas. Primenu, kad Facebook Universitetai LT puslapyje paskelbėme konkursą ir raginame visus kurti minutės trukmės klipus tema Smagiausia studijų akimirka. Daugiau informacijos sužinosite pasinaudoję nuorodą, kurią matote ekrano apačioje. Dėkoju už dėmesį. Laidos kartojimą žiūrėkite pirmadienį 9:30 min, o šviežių naujienų paruošę lauksime jūsų kitą šeštadienį per TV6.